Pagarba visiems, Blues Cruise sugrįžta su trenksmu ir šiandieną laida Kaunas Blues 2025 grupės. Tai sėskite visi, atsipalaiduojame ir pakrūzinam su šitą puikia mašina, puikių Cadillacų. Važiuojam, pasiruošę, lekiam. Blues Cruise Kaunas Blues 2025. Pristatysim pirmąją grupę. Jie gros spalio 10 dieną. Tai rimti baravykai, vyrukai, bikeriai. Fuzz Rider iš Graikijos. Tai grupė, kuri susikūrė, sakyčiau, ne per seniausiai 2021 metais per karantiną. Bet patys jau yra tokie padoraus amžiaus, kitose projektuose pragroja. Jimmy's pagrindinis vokalistas, Lord 13. Grupėje grojo Nikolas, kuris groja bosų. Tai undergroundo sceną visą paėmęs Graikijoje, Brianas ant būgnų ir jie visi draugai. Tai yra blues roko, rimto blues roko projektas, turi unikalų garsą, unikalų stilių, tai net kiti kritikai pavadina muzikos žurnalistai, tai toks kaip dykumų muzika, tranzas, turi net ir artimųjų rytų skambesio. Pagrindinis Jimmy's, tai jisai buvo tatuiruočių meistras, bikeris, visi bikeriai. Nikolas, tai iš vis pas jį specialybė ten mechanikas, scientific, mokslininkas, vienu žodžiu. Brianas irgi savo keliais. Tai nuo pirmadienio iki penktadienio dirba, su keltu persikelia į Salytę, nueina į vasarnamį ir tada kala va ta heavy blues rock. Paprasta chebra, kuri susibūrė ir padarė šitą projektą, tiesiog pajuto, kad reikia ir širdies padarė. Tai jų pirmieji fanai – bikeriai. Apsupti bikerių, kai jie groja, kai jie džemina, kai jie praktikuojasi. Tai vienas toks prisiminimas, kad atėjo vienas fanas, nusipirkė su plokštelę ir su raktu atėjo ir sako, parašą perbrėžk per plokštelę, pasirašyk. Ta prasme, kad plokštelę sugadins nesvarbu, bet va, su raktu parašus uždėkite ant plokštelės. Jie dabar antrą diską išleis, į Kaunas Blues festivalį atvažiuos naujų diskų, bet aš manau, kad šita grupelė dabar tokią bangą greitą pagavo, kad jų vardas bus didelis visam pasaulyje, ypatingai bliuzo pasaulyje. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad suradau šitą grupę ir parašiau jiem, taip apsidžiaugė, sako, mes pasiruošę, kad ir dabar atvažiuoja. Sako, kai mes turuojam, pas mus draugai iš kitų šalių Europoje tiesiog kartais su motociklais paskui seka visi tie bikeriai. Tai Fuzz Rider verta pamatyti, gyvai bus didžiulis smūgis. Jie gros spalio 10 dieną Kauno sporto halėje. Tai ką aš jums patarčiau, visiems pasinaudokit progą pamatyti va šitas kylančias žvaigždės. Tai labai yra puiku, kai pagauni dar, kai dar grupė kyla, bet dar netapo didžiuliam žvaigždėm ir va tuo momentu pagauni. Tai čia, kaip sako, kiekvieno bukintojo azartas pajust, pamatyti. Tai pasimatom spalio 10, įkabins normaliai. Prižadu. Blues Cruise. Ir judam prie sekančios atlikėjos. Tai irgi 10 dieną po Fuzz Rider Big Mama Tia Karol. Tai bus bendras projektas, vadinsis nuo Čikagos iki San Francisco. Tai pirmą papasakosiu apie Tia Karol. Jinai yra iš Kalifornijos, Richmondo. Gimė 1958 metais. Pragrojo rock'n'rollo grupiai. Tada susidėjo su legendiniu bliuzistu MC Crackling. Ir taip jos karjera pradėjo kilti. Jinai turi radio laidą nuo 90 metų. Mėgsta vest apie bliuzą, soulą, gospelą, radio laidas. Pati nuskynus net 6 bliuzo apdovanojimus. Nevardinsiu tų apdovanojimų, sunku visus prisiminti, bet ir rimtų apdovanojimų įkabinus yra. Trumpai pasakius, bus rimta diva. Prie jos prisijungs Oscar Wilson. Tai rimtas čikagietis, senas liūtas, iš 9 vaikų vienintelis išgyveno.
Karjerą pradėjo vėlai, kaip ir dauguma bliuzistų, jam buvo virš 50 metų, bet dabar skaitomas toksai labai gerbiamas Chicago blues baravykas. Oscar Wilson groja prisijungęs prie grupės į Čikagos, irgi tokia legendinė grupė Cashbox Kings. Pravardė yra 43rd Street, 43 gatvė, nes 43 gatvė skaitosi South Side, pietų rajonas, geto. Ir jisai toj 43 gatvėj užaugo. Ir jį vadina Mr. 43rd Street. Grinuolis, tikra Čikaga. Tai bus Tia Karol tą pačią dieną, Oscar Wilson, o grupė Luca Giordano Band ir Kike Gomez. Luca Giordano tai senas draugas, senas biznio partneris iš Italijos. Kartu pradėjom bliuzo veiklą. Aš vežti grupės, o jisai mokinosi Čikagui groti. Luca Giordano jau ne kartą buvęs Lietuvoje. O Kike Gomez vieną kartą buvęs Lietuvoje labai seniai. Jisai armonikėlę groja. Abudu jie, ir Kike Gomez ir Luca Giordano, yra gerbiami bliuzmenai Europoje. Tai didelis projektas. Bus rimtas bliuzo pyragas. Judam prie sekančios dienos. Spalio 11 diena, šeštadienis. Pirmoji grupė iššoks Delgrės. Jie yra iš Gvadelupės salos, dabar Prancūzijoje gyvena. Jūs esate labai įdomus. Pascal gitarą groja, 30 metų už jį vyresnis būgnininkas Baptiste ir tūba Rafael. Čia toksai, sakyčiau aš trumpai, Karibų bliuzas. Jų muzikoje gali pajusti ir Amerikos bliuzą, New Orleano bliuzą, taip pat ir Afriką ir pačius Karibus. Pati grupė jau įgavus vardą Europoje ir Amerikoje turuoja po didžiausius festivalius, o pats pavadinimas Delgrės buvo Gvadelupėj 19 amžiui kovotojas prieš vergiją. Turi revoliucionieriško kvapo. Jie pas mus buvo atvažiavę, buvo taip gerai, kad nusprendėme atvežti juos į Kaunas Blues 2025. Ir džiaugiamės, kad jie sutiko ir jiems labai patiko čia ir jie sugrįžta su nauja programa, su nauju CD ir LP. Tai visų laukiame spalio 11 dieną paklausyti Delgrės Karibų bliuzas. I was talking to a little girl the other day and this is what she had to say. Po Delgrės ant scenos užlips Kaunas Blues pagrindinė grupė, sensacija Robert Finley iš Luzianos. Ir jį pažiūrėjus, tu matai, kas iš tikrųjų yra bliuzas. Kiti vadina bliuzo grinuolių. Karjera prasidėjo 11 metų, kai jisai nuėjęs į Padivalkę, vietoj naujų batų nusipirko gitarą. Pastebėjo žmonės kaip muzikantą ir atrado jį, tai tik tai 2015 metais. Iki to laiko jisai nebuvo žinomas. Tarnavo armijoje, taisė lėktuvus ir tuo pačiu subūrė dar grupę armijoje ir grojo bliuzą, soul, funką. Tada išėjęs iš armijos dirbo Staliumi, bet pasidarė blogai su regėjimu ir turėjo palikti šitą karjerą. Tada jisai pradėjo groti tiesiog gatvėse ir juke jointuose. Jį pastebėjo tokia rimta įrašų kompanija, išleido diską, kuris gavo pripažinimą ir dar sugrojo rimtam festivalį, kur po to festivalio irgi jo karjera pasikeitė. Tai va 2015-2016 metai, kada įvyko Robert Finley lūžis gyvenime. Dar jisai pasirodė American Got Talent ir buvo išrinktas kaip fanų numylėtinis. Dar Robert Finley padarė bendrą projektą su viena didžiausių dabartinio roko grupių Black Keys. Tai yra didžiulis dalykas. Robert Finley yra ant bangos, turuoja po didžiausius festivalius, išparduotos salės. Ir man tai irgi yra metų atradimas. Džiaugiuosi, kad išvis pavyko jį prisikalbinti. Mes praeitais metais bandėm pasikviesti, nepavyko. Bet šiais metais
visos kortos susidėliojo, kad Robert Finley atvažiuoja pas mus. Kietas baravykas, kietas bičas, kietas marinatas. Robert Finley yra pavyzdys, kad metai nesvarbu, tu turi galimybę, progą visada. Tai labai laukiam Robert Finley Kaunas Blues festivalyje spalio 11 dieną. Kaunas Blues 2025 bus bomba, išneš visus. Nu ką, pakrūzinom gerai, dabar norėčiau padėkoti visiems rėmėjams. Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dujiniai katilai, santechnikos prekės ir visiems kitiems. Ačiū jums, ačiū, pagarba.